Sveiki, 1000 elektriniečių. Sakiau, reportažų bus mažiau, bet negalėjau susilaikyti. Noriu jums parodyti, ką parašė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius ir visi liberalai vietoj mažyklės paplūdimio. Ką, keliaujame visi kartu. Štai jūs matot, koks yra takas iki naujo paplūdimio. Į naują paplūdimį visi. Elektrėnų savivaldybės gyventojai kalba, kad daugybę metų vadovavęs Elektrėnų savivaldybėje buvęs meras pardavė namus ir išvažiavo į kitą savivaldybę gyventi. Į Kauną, ten, kur gyventojams turbūt buvo aplinka kuriama priimtinesnė, komfortiškesnė, nes čia turbūt maudytis šitame pelkėtame paplūdimyje ne prestižas. Žmonės kalba, kad politikai turtingi žmonės. Argi čia jiems tarp vilų kažkieno maudytis? Ne, jie turbūt savo pasirūpino kažkokį tai privatų paplūdimį, privatų namelį, o štai jums, gyventojai, liberalų pristatomas rojus ateitis. Vienom šone sąvartynas, paplūdimių nėra, centrinė paplūdimis užstatytas gyvenamas namais, mažyklės paplūdimis ir viskas užstatyta vilomis, o jums šita pelkėta vieta. Elektrėnų savivaldybės gyventojai, prisiminkite, kai ateis liberalai, jie vaikšto po butus prieš rinkimus, kai ateis jų pakalikai ir sakys, pabalsuokite, reikia balsų, reikia, kad juos išrinktų vėl. Jūs prisiminkite, kokį jie jums siūlo variantą, kokį jie jums siūlo rytojų. Nepamirškite to. Viena yra su jais bendraut, kita yra už juos balsuoti. Elektrėnų savivaldybės gyventojai, mes jau prisibalsavome iki to, kad turim paplūdimį pelkę.